Kardiologai sunerime, labai pagausėjo infarktų. Galime dėl to kaltinti krizę, stresą, tačiau viena aišku, jei kraujagyslės sveikos, jokie infarktai nebaisus. Todėl dabar mes ir pateiksime dar vieną pasiūlymą, kaip išlaikyti širdies kraujagyslės sveikas. Daugelis širdies kraujagyslių ligų prasideda nuo kraujagyslių susirgimų. Kraujagyslių sveikata yra mūsų ilgaamžiškumo laidas ir visų organų gero funkcionavimo garantas. Kraujagyslėmis po visą kūną transportuojamas kraujas ir svarbiausios medžiagos. Kur nors užstrigus tekėjimui gali prasidėti rimti sveikatos sutrikimai. Nustatyti kraujagyslių pradinį pažeidimą, kol žmogus to nejaučia, yra pakankamai sudėtinga. Naudojama sudėtinga aparatūra, tyrimai yra brangiai kainuojantis ir ne visuomet pavyksta pradinius etapus apčiuopti. Tačiau yra įrodyta, kad kraujagyslių pažeidimas veikiant įvairiems rizikos faktoriams prasideda labai ir labai anksti. Ir eksperimentais yra įrodyta. Eksperimentai atliekami pasaulyje, kaip žinia, su vyriausiais gyvūnėliais, su pelytėmis, triušiais, žiurkėmis ir taip toliau, yra aiškiai parodyta, kad eksperimentinius gyvūnus maitinant sviesto gausią dietą arba gyvulinių riebalų gausią dietą, kraujagyslės jiems pažeidžiamos labai labai anksti ir labai greitai. Lygiai taip pat eksperimentinius gyvūnus laikant tabako dūmuose kraujagyslės pažeidžiamos labai labai anksti. Su žmonėmis tokių eksperimentų niekas negali atlikti, bet be jokios abejonės galime patirtį su gyvūnais perkelti tam tikrą prasme. Ir toliau yra atliekami kraujagyslių tyrimai jauniems rūkantiesiems, toliau jauniems žmonėms turintiems ženklų antsvorį, turintiems arterinę hipertenziją, padidėjusi kraujospūdį. Ir labai anksti mes matome, kad kraujagyslės jau pradeda sirgti esant rizikos veiksniams. Ką tai reiškia, jos pradeda sirgti? Visų pirmiausia, jos standėjas, jos tampa netokios elastingos. Kraujas tokiamis kraujagyslėmis standžiomis teka žymiai greičiau. Toliau kraujagyslės sienelės storėja palaipsniui. Toje sienelėje pradeda atsidėti kauptis įvairios nereikalingos medžiagos, tame tarpe cholesterolis, ir formuojasi aterosklerozinės plokštelės. Norint išvengti aterosklerotinių plokštelių formavimusi, reikia stengtis išsaugoti kraujagyslių sveikatą. Ta pavyks padaryti, jeigu atsisakysite rūkymo ir vengsite riebaus maisto. Aišku, šiuo metu laiku ir visą laiką geriausia būtų savo kraujagyslės stiprinti žuvies taukais, žuvies taukų kapsulėm arba skystaisiais žuvies taukais, kurių sudėtyje yra gausu omega-3 riebiųjų rūgščių. Kogi ypatingos tos riebiosios rūgštys? Tai yra nepakeičiamos, jos vadinamos nepakeičiamomis, kadangi organizmas jų pats negamina. Mes jas galime gauti tik iš žuvies produktų. Ar tai iš menkių, ar tai iš ryklių, ar tai kitų jūros produktų. Ir jų reikia būtinai organizmui, norint pagerinti širdies kraujagyslių sistemą, norint atstatyti arba sustiprinti savo kraujagyslės, kad jų elastingumas būtų geras. Taip pat omega-3 rūgštys labai svarbios trombocitų agregacijai, tai reiškia, kad nesikauptų, nebūtų per daug trombocitų, ir taip pat labai svarbu ir nervų sistemai, ir taip pat imuniniai sistemai. Žodžiu, visi šie faktoriai yra labai svarbus ir jaunam amžiui, ir vyresniam amžiui, todėl mes galim patarti omega-3 rūgštis vartoti visiems, na ir turim labai platų pasirinkimą. Tai yra Lyzi kompanijos preparatai, tai yra žuvies taukai, kurie gaunami iš Islandijos, tai grynieji žuvies taukai, kurių sudėtyje yra ir vitaminas A, ir vitaminas D, ir vitaminas E, kurie reikalingi ir skeletui, kauliniam audiniui, taip pat dantims, taip pat reiškia reikalingi ir vaikams, ir suaugusiems, pasižymi antioksidacinėmis savybėmis ir labai svarbus yra širdies kraujagyslių ir nervų sistemai. Islandų kompanijos Lyzi gaminami produktai pasižymi grynumu ir natūralumu. Islandai turi senas žuvų taukų vartojimo ir gaminimo tradicijas. Visas gamybos procesas vyksta Islandijoje, nuo žuvies sugavimo iki pagaminto produkto išpilstymo į butelius ir pakavimo. Omega-3 skysti žuvų taukai ir omega-3 forte kapsulės savo sudėtyje turi didelius omega-3 riebiųjų rūgščių kiekius. Dienos dozė yra vienoje kapsulėje.
Pakuotės užtenka 2 mėnesiams. Galima rinktis labiausiai patinkančią vartojimo formą – kapsulės arba skystų žuvų taukus. Lysė omega-3 citrinų skonio skysti žuvų taukai lengvai geriami, tinka tiems, kas negali praryti kapsulių. Ne visi nori vartoti omega-3 kapsulėse, todėl yra išleista nauja forma lyzi, tai yra lyzi omega-3 rūgštys skystam pavidale. Jų reiktų vartoti po 5 ml ir jos gaunamos apie gramą, virš gramo omega-3 rūgščių 5 ml. Tai reiškia labai reikiama dozė ir labai efektyvi dozė ir būtent yra patogu vartoti tiems, kuriems galbūt sunkiau nuryti kapsulytę arba kurie tiesiog nemėgsta jos. Atliktos studijos parodė, kad omega-3 riebiosios rūgštys itin svarbios dėmesio koncentracijai, todėl jos ypač svarbios protinį darbą dirbantiems ir besimokantiems žmonėms. Todėl norėčiau priminti, kad visi, kurie rūpinasi savo širdies kraujagyslių sistema, neužmirštų kasdien vartoti omega-3 rūgštis ir būtent pasirinktų savo tinkamą produktą iš Lyzi kompanijos asortimento.